esame labai išsiblaškę. Na, o dabar visagalė reklama. Tęsime laidą. Gatvėje išvydęs tokį automobilį nusišypsos net ir pesimistas. Pradžioje mes papasakosime apie šio modelio istoriją, o paskui priversime nusišypsoti ir jūs. Тянется дальняя дорожка в родимый дом. Подожди, не грусти, потерпи немножко, кончится дорожка, дома отдохнем. Dauguma žmonių, rinkdamiesi savo kasdienį automobilį, prioritetą teikia prabangai ir komfortui. Tačiau kauniečiui Andriui Čikotui pats mieliausias ir geriausias ir prabangiausias ir gražiausias automobilis yra štai toks. Senas rusiškas Zaporožietis. Iki 1958 metų Zaporožės automobilių gamykla garsėjo kombainų gamybą. 1959-ieji lengvųjų automobilių eros Ukrainoje pradžia. Nuo gamyklos konvejerio nuridėjo pirmasis Zasas. Automobilis sukurtas tarybiniai liaudžiai. 1960-aisiais buvo pradėta masinė gamyba. Ši mašina buvo kuriama kopijuojant tų laikų vakarų Europos kompaktiškus automobilius, tokius kaip populiarųjį Fiat 500 ar pagal jo licenciją gaminamą Zastava. Ta pati komponuotė, panašus dydis, tik viskas buvo adaptuota prastiems tarybų šalies keliams. Pirmieji ZAZ 965 gavo oro aušinamą V formos 4 cilindrų benzininį variklį, kurio pajėgumas 23 arklio galios. Vėlesnėje modifikacijoje ZAZ 965A buvo montuojamas 30 arklio galių motoras. Pirmieji zaporožiečiai įsibėgėdavo iki 80 km/h. ZAZ buvo pigiausias ir lengviausiai prieinamas automobiliukas, į nuosavą transporto priemonę leidęs įsėsti ne tik komunistų partijos nariams ar kolūkio pirmininkams, tačiau ir paprastiems žmonėms. Jo kaina tuo metu buvo apie 2000 rublių, tai yra maždaug 20 eilinio darbininko atlyginimų. ZAZ 965 ir tolimesnė jo evoliucija ZAZ 965A buvo gaminama iki 1967 metų. Viso iki 1994 metų vadinamų zaporožiečių, tai yra ZAZ 965 ir 968, buvo pagaminta 3 422 444. Prasidėjo viskas nuo mopedų, o paskui dėdė pasiūlė, sako, kieme stovi, toks gal nori. Zaporožietis, sako, paprastas remontas, nesudėtinga tenai. Visi mechanizmai, viskas, sako, bus praktika gera. Tai va taip ir prasidėjo. Dar turiu nuotraukas išlikęs, paskui jis tapo ir kabrioletų tapo, ir baigėsi, aišku, metalo laužų, bet kol labiau norėjau kupriuko, tai kol atsirado kupriukas, tai dar užtruko laiko. Kodėl nenori pakeisti kito automobilio ir būtent vieną po kito pirki zaporožiečius?
Visą tai atperka malonumas važiuoti, žmonių reakcija, kaip reaguoja ir šiaip smagi mašinėlė. Neeilinė, kasdien nesutiksi jau tokių ir vienetinė, galima sakyti, jau šiuo metu. Ir visgi kažkas panašaus į Porsche, ne? Variklis gale. Ir skaičiai beveik vienodi. Variklis gale, oro aušinamas. Gal tik tai 10 arklio galių skiriasi. Tik 10? Keliomis 10. Gal net ir 100 turbūt. Šiuo automobiliu dažnai važinėjai, daug pravažiuoja? Per sezoną gal 1500 nuvažiuoja, tai galima sakyti gal net ir daugiau, nes čia buvo ir jūros šventė, ir druskininkų, Varėnoje grybų šventė, ir pasvaly sezono atidarimas, tai gerokai su juo pasivažinėjom per šiuos metus. Nors šiaip sezonas gan netrumpas, prasideda nuo gegužės mėnesio taip ir iki spalio pradžios, tai kaip tik nesenai ir buvo uždarimai visi, tai prisisuka kilometrų. O kiek toliausiai vienu ypu esi nuvažiavęs? Tai vienu ypu esu iki Palangos turbūt toliausiai. Truputį iš Palangos gavosi Šventojų. Tai 2,5 šimto. Darbo aišku yra, darbo vasara tai jo, tos vadinamus kondicionierius atsidarom tas fortkutes, vėjas tiesiai į tave pučia. O šiaip greitis nedidelis, linksmai važiuojam, nesunkiai. Didelio greičio neišvystai, pagal knygą rašo 40 km yra jo kruizinis greitis, didžiausias 80. Be priekabos esu 140 pasiekęs, būtent su šituo. Standartiniu varikliu 115 buvo. Čia, ką knygose rašo, tai nėra ką paistyti. Tai va, standartinis buvo 115, yra spidometras dar nufotografuotas, o jau patobulinta truputį variklį, tai 140. Daugiau bijojau spausti, nes jau ir vėjo gūsiai, ir jeigu dar sunkvežimiai važiuoja, tai truputį jau tada darbas tikrai įvairuot gaunasi. Bet šiaip valdymas šito gan sudėtingas, nes galinė pakaba truputį komplikuota. Tiesiai važiuojant viskas ko puikiausiai, o jeigu jau posūkį darant, tai ne vienas yra apsivertęs. Na štai, ar jis yra ekonomiškas? Kiek degalų jis valgo, pavyzdžiui, 100 km? Ne, ekonomija tai rusų laikais nebuvo skaičiuojama. Šiaip gražiai, kaip sakau, važiuojant 40 km per valandą greičiu, tai kažkur tai taip 7 litrai. O šiaip truputį paspaudus, tai 9 iki 10. Jei nesureguliuotas variklis, tai būna ir 12 pasijų. Pagrindinis gedimas tai būtų stabdžių sistemos nesandarumas, būna, kad skysčių prasiskverbimas, o daugiau arba kuro filtriukas koks nors susikimš. Tai buvo vienu metu stabdžiai dingę, bet nieko sudėtingo, skystis paprasčiausiai baigėsi, nes kažkaip išvažiuodamas nepatikrinau, tai ir buvo pirmas išvažiavimas į tolimesnę po ilgesnio stovėjimo, tai nieko, rankinis pagelbė. Sustojom, pasitvarkėm vietą. Kiek dabar šių zaporožiečių turi? Sumažinus dabar gal likę 18 kokią, bet grinai, kad galima būtų žmonėm, kaip sakant, rodyti, tai 5. 5, su kuriais gali sėsti, važiuoti, techninės apžiūros, viskas, kas priklauso. 5 tokie jau grinai važiuojantis. Dar laukia savo eilės. Bet tu juos pats restauruoji, pats iš lavonų darai, tokius neįtikėtinai gražius dalykus? Po truputį, su pagalba kitų, tai pas dažytoją kokį nuveži, tai padeda. Šiaip dauguma darbų yra pačių. O ar lengva rasti detalių šiam automobiliui? Šiuo metu jau darosi sudėtinga. Jau ieškoju ir pas kolegas Ukrainoje ir sako, Kaliningradė jau pradėta gaminti, jau, kaip sakant, kooperatyvų dar likę. O šiaip tai dar kiek gal įmanoma, tai dar atsiliepia dėdukai, kurie dar užsilikę vis pasiūlo. Dauguma tinka nuo traktorių visokių, nes čia, kaip sakant, rusas ne detalę prie mašinos, bet mašiną prie detalės taikė, tai dauguma, kaip sakant, universalių detalių yra visiems rusiškai technikai visai. Paėmė dar vieną donorą zaporožietį ir padarai savo priekabą, kurioje galima daryti ką? Klausytis muzikos ir kepsnius kepti. Čia tokia pramoginė iškilų mano priekaba prie ežeriuko. Idėja kilo tai iš Ukrainos, kai 50-metis pačių zaporožiečių buvo, jie ten, mačiau, kelis variantus buvo pasidarę.
Bet tik išorė, aš tik tai išorę mačiau, viduje nebuvau. Vidus, kas yra ten muzika ir kepsniai, tai čia mano idėja buvo. Sieną išsiklijavom parametrai, šablonais, kaip kas surinkom visą medžiagą ir gaminam. Tai va, per žiemą gavosi. Vasarą išvažiavom pirmą kartą parodyti, jau baigė turbūt kepsninę. Prisvilti jau reikia valyti, jau reikės gal net ir tobulinti truputį, nes po kiekvieno karto vis išlenda vis kažkokia tai trūkumas. Šiaip tai labai patogus dalykas. Bagažinė pas Zaporožietį ne per didžiausia, tai geriau prie kabėlė, kur viskas vietoj. Paruošta ir 2 minutės ir kepsniai jau kep. Štai taip linksmai baigiame laidą. Pavasaris mūsų įpareigoja. Geros jums nuotaikos, saugaus kelio ir gero vakaro su LNK bei žaidimu Teleloto. Sudie.